Labas vakaras. Į vietą. Galiu pasiūlyti iš karto presai užimti šitas vietas. Gerai, nes aš manau, kad tai bus patogiau. Ne? Bet jūs galite, taip sakyti, vaikščioti, kur jūs norit. Vat ir kada pageidausit. Gerai, tai ką, mes šiandien apturėjom labai gražų tokias atostogas. Mes planavom koncertą Birštone padaryti, bet paskui persigalvom ir tikrai nepasigailėjom. Nes mes turėjom daug gražaus laiko ir nereikėjo niekur skubėti. Ir niekur lėkti, mes visa veikla vyko čia, kadangi mes čia ne pirmą kartą susipažinome su ponais Linu ir kita jau vasarą, tai mes jau žinojom, kur važiuojam ir galėjom numanyti, kas mūsų laukia. Ir aišku, eilinį kartą mūsų neapvylė. Ne, aš tikiu, kad visi buvo patenkinti ir netgi oras, kaip visada, kaip mes čia atvykstam, būna pasakiškas. Ar tai būtų žiema, ar tai būtų vasara, būna tikrai nesvarbu. Tai vat ir džiaugiuosi, kad visą tą koncertą, kurį planavom mes pagroti Birštone plačiai auditorijai, dabar skirsime tik tai vat mūsų šeimininkams, tai yra poniai Jurgitai, Linui ir Nijolytei, mūsų šeimininkai, kuri mūsų skaniai maitina. Tai va, tai šiandien padėkokim jiems, paplokime dabar. Tas koncertėlis va taip ir prasidės. Mes taip nutarėm, kad gražiausiai bus, kad pagros solistai visi mažieji mūsų. Iš pirmosios eilės, tai ne visai mažieji, ne visi, atsiprašau, bet na, jūs galite pastebėti, koks yra šiandien amžiaus skirtumas, tai sėdi ten ir čia. Taigi, gerai, kadangi tai yra žiema, tai mes pagrosim kūrinį, kuris ir vadinasi Žiema. Gerai? Žiema tai kurį variantą? Tu pagalvok, mes pagrosim Žiemą ir tu pasakysiu. Pagrosim savo. Gerai? Dėmesio! Pasiruoškime. Kas tai būtų už tai būtų dėmesingi. Vieną kitą, susiras. Kitą. Gerai, dėmesio. Indėnas jisai. O koks jo vardas? Grigalis. Čia ne indieniškas vardas. Koks jo vardas? Kamata Tajama. Čia va. Kamata Tajama. Koks tavo vardas? Grigalis. Nu gerai, Grigalis. Ar tu pagrotum mums pirmą variaciją savo, ką? Įžanga. Pagrok. Gerai. Ir tada mes visi kartu iš paskos nueisim paskui. Gerai? Šitą mes jau grojam. O dabar pirma variacija. Gerai? Nepasakinėkit, jisai pat žino.
Tai buvo Grikalis. Toliau. Nors jau Lukas irgi vienas mažiausiai, bet mes palauksim. Apokaliptika bus grojama vėliau. Dabar mes šventinius kūrinius pagrosim. Gerai? O kai apokaliptika tai bus šiek tiek baistumis. Taip? Gerai. Tai tada Sputnikas pagros vėl dainelę. Aš pagrosiu šiandien. Gerai? Aš Sputnikas solo gros. Ką reiškia solo? Be įžangos pagrosiu. Tvarkoj.
Jums pagros rigadoną. Ar dainos? Biškų sėmės. Tu biškį užsiėmęs. Ko tu užsiėmęs? Gerai. Ai, tu nori atsigerti. Gerai, paklausykime Elzytės ir tada eisime atsigerti. Aš ir taip. Dar palaukit. Dabar palaukit, dabar Elzytė groja. Gerai, labai gerai. Rigadonas, pasiklausykit. Paprašysim Inesos, kad jai pritartų. Gerai, pasiklausykime. Dar palauksiu vieną kūrinį, palauk, kol Pijus pagros Bacho menuetą, prašau. Nykštukas. Taip, nykštukas Pijus, taip, nykštukas Pijus, mes jau turim irgi paklausyti. Gražiai atsisėskit vyrai. Taip, ir palaukit, kol kolegos pagros. Taip, aš jau girdėjau pageidavimą, bet va dar nesibaigė, ir koncertas nesibaigė. Taip, aš pagrosiu įžangą, gerai? Liko tavo sesutė. Laisvė. Taip, tikros kūrinių baisių pavadinimų, Raganų šokis, bet po jos labai gražiai. Ir jai padės Magdalena. Tiesa? Gerai. Raganos šokis.
Ką padaryti? Saugok savo vaikus. Gerai, saugok. Tu saugosi? Gerai, vyrai. Vėl saugok. Jūs jau galite eiti atsigerti. Mes dabar grosime apokaliptiką. Taip. Ir jūs tada užimkite. Ne, dabar tu grosi solo. Taip. Taip. Gerai, atsisėskite, atsigerkite, apsitarnaukite. Nes dabar laikas pačiam baisiausiam vakaro įvykiui. Kažkas tokio baisaus. Ir solistas Lukas įkūnys visą šitą. Pabandom. Būkite atsargūs. Putikai. Mes susitarėm, jūs užėmėt žiūrovų vietas. Pasiruošė, o mes grojame. Iš pradžių bosai vieną kartą, paskui visi kiti bosai. 1, 2, 3, 2. Koncertėlių pabaigai apšilt prieš kubilo malonumus ir pirties malonumus. Palaukit, vyručiai, vyručiai. O mes pagrosime kopūstą. Jūs pasakysit, ar gražiai skambėjo ar ne. Gerai? Dėmesio.